Sveikos mielosios, čia aš ir pati galiu ir Rimantė Kulvinskytė ir šiandien kalbėsime apie tai, kaip turėti tokius baltus dantis, kaip pasryti ciciną. Taigi, aš gyvenime esu išbandžius iš tikrųjų nemažai dantų balinimo priemonių ir daugelis jų atkeliavo iš užsienio, buvo užsisakyti internetu arba pirktos kelionėse. Bet aš iš tikrųjų galiu pasakyti, kad nei dantų balinimo juostelės, nei speciali pasta manęs nesužavėjo, nes po jų mano dantys tapdavo tokie jautrus, kad net šypsoti skaudėdavo jau apie šaltų ir karštų skysčių gerimą, tai aš net negaliu pagalvoti. Tai va, išsinagrinėjusi sudėtį ir pasiskaitinėjusi internetu, pasikalbėjusi su burnos higienos specialistais, supratau, kad visą tai gali padaryti ir namuose, ir ne taip kardinaliai, bet taip pat veiksmingai. Taigi, pirmoji priemonė, apie kurią norėčiau pakalbėti, tai yra vandenilio peroksidas, elementariausias 3 procentų stiprumo vandenilio peroksido tirpalas pirktas vaistinėse, kurį jūs naudojate savo žaizdoms dezinfekuoti, bet jis lygiai toks pat yra puikus ir burnos higienai. Ir jį galite naudoti kaip balinamąją priemonę vietoj dantų skalavimo skysčio kasdien, praskėdę taip santykių 1:1 su vandeniu. Tai va, prieš valant dantis, skalaujat minutę, išspjaunat, išsivalo dantis ir džiaugiatės balta šypsena. Kitas variantas yra kartą per savaitę pasidaryti tokį jau bombinį mišinį su soda valgomąja ir vandenilio peroksidu, sumaišant kažkur tokiu santykiu 3:2, 3 šaukšteliai, tarkim, sodos ir 2 šaukšteliai vandenilio peroksido ir gaunate tokią pastą, kuri tikrai nėra skani ir ją paskaninti galite tikrą dantų pastą, šiek tiek įdėti ar įlašinti kokio pipirmėčių eterinio aliejaus, nežinau, kad būtų skaniau. Ir ją išsitepus dantis palaikyti kažkur tais 2 minutės. Manau, kad tikrai daugiau nereikia, nes jisai tikrai stiprus mišinys ir sąžiningai su dantų šepetėliu per daug nespaudžiant, išsitrina dantis, palaiko 2 minutės ir džiaugiatės. Aišku, išklaujat vandeniu, kad dantis neiškristų. Tai va, ir džiaugiatės gražią šypseną, bet tik kartą per savaitę. Kitas variantas yra irgi nedažniau kaip kartą per savaitę dantis valytis tiesiog su soda elementariai, pamirkius į sodą dantų šepetėlį ir valytis apie minutę. Irgi sąžiningai, kad nepaliktumėt, kad vienur nebūtų tamsesni, kitur šviesesni dantis. Dar variantas irgi pakankamai skanus ir taip pat veiksmingas ir mano gan mėgstamas, bet naudojamas nedažniau kaip kartą per savaitę arba iš vis tik einant į kažkokį renginį, kur reiks labai stipriai šypsotis. Tai yra soda ir citrinos sultys. Citrinos sultis galite naudoti tokias, galite naudoti tikras ar tiks ir laimo sultis ir sumaišote citrinos sultis su soda. Tai prasme, turi gautis toksai skystis daugiau negu kad pasta. Ir šitą visą masę padengėte ant dantis naudodami ausų krapštuką arba vatos gabalėlį, kad nepažeistume dantų, kad būtų viskas švelnu ir gražu. Ir taip pat šito mišinio ilgiau negu minutę nerekomenduoju laikyti, nes jis iš tikrųjų yra stiprus. Citrinos sultis ir soda. Tai va. Kitas variantas, apie kurį girdėjau, bet nebandžiau, tai yra braškės. Dabar yra jų sezonas ir stomatologai teigia, kad braškės turi tam tikrų rūgščių, panašių, nežinau, ar tokių pat kaip citrinos, bet tos rūgštys naikina dantų dėmes, dantis, ta prasme, viskas, kas lieka nuo kavos, vyno, rūkalų, nežinau, kas dar tamsina dantis, šokoladas tikrai ne. Tai va, tai elementariausias naudojimas yra toks, aš parodysiu jums, labai nesivaipydama, nežinau, kad čia nėra malonu į burną žiūrėti, nes labai intymus reikalas, atsidengti dantis. Turbūt nėra žmogus, kuris tai darytų glamūriškai ir pasistengsiu kiek įmanoma. Kaip skanu. Nepalyginsi su soda. Taigi, sako daugiau
Klausykit. Balstakise. Ir labai skanu. Minutė. Sako, galima nusipjauti braškę ir su braške išsitrinti, bet man atrodo, kad patogiau yra tiesiog susitrinus braškę. Pasiskalausiu vandenį ir pasakysiu jums, kad rūpinkite savo burnos higieną, nes balti dantis yra tikrai jaunystės sveikatos, taip pat ir geros socialinės aukštos padėties požymis. Ir šiaip, juk dažnai reikia šypsotis, kai žmonės pasako jums komplimentus, ar ne? Ir pasako, kaip išgražiai. Ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū, kad rašote man, kad sekate mane Instagram'e, Facebook'e. Jeigu kas tik tais neduoda jums ramybės, neleiskit neramybėje jūsų kankinti ir parašykit man. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki. Ate.